šitos olimpinės žaidynės būtent dailiojo čiuožimo fanam, gerbėjam ir bendruomeniai yra labai ypatingos, nes tie kelialapiai mūsų sportininkų, jie buvo sunkiai iškovoti. Tai mūsų ledo šokėjų pora kovoja 10 metų dėl šito kelialapio, nes prieš 4 metus jie buvo iškovoję, bet negavo pilietybės, negalėjo dalyvauti ir dabar, kaip ir minėjau, jie turėjo iškovoti, visi žinojo, kad jie turėjo iškovoti, bet įvyko klaidelė, dėl kurios jie neatsirinko tada, kada turėjo. Tai reikėjo dalyvauti Skate Milano dar atrankiniam etape, kas jiem vėl apsunkino visą tą kelionę labai. Tai vien dėl to yra mums tai ypatinga, nes Saulius jau seniai žinojom, kad turi dalyvauti olimpiadą ir tai buvo jo pagrindinis tikslas. O dėl Medos Variakojytės, tai jie yra pirma moteris dailiojo čiuožimo istorijoje, iškovojusi moterų disciplinoje tą olimpinį kelialapį, tai irgi yra jauna sportininkė. Ir iškovoti olimpinį kelialapį pirmą istorijoje Lietuvos, tai yra jau be galo didelis žingsnis, tai mes labai džiaugiamės, palaikom ir tai dėl to ir kviečiam visus palaikyti iš tikrųjų mūsų šitus sportininkus, nes jiem nebuvo lengvai paduoti tie kelialapiai, tai buvo begalinis darbas, vargas ir įdirbis. Ledo ritulys bus šiemet išskirtinai labai kokybiškas, labai daug NHL žaidėjų, tai iš 300 žaidėjų per 12 komandų 150 bus NHL žaidėjai, tai galim suprasti, kad lygis labai aukštas bus ir kur surinkti geriausi pasaulio žaidėjai žaidžia ir iš jų pusė bus olimpinėse žaidynėse, tai tikrai pamatysim, manau, labai kokybišką ledo ritulį, technišką, greitą, fizišką, tai manau, bus tikrai įdomus renginys ir, kaip sakoma, net negaliu nuspėti, kuri komanda laimės, bet yra, mano nuomonė, favoritai Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos, Švedija, Suomija kažkiek gal tokia tamsus arkliukas, sakyčiau, Čekija. Visom kitom rinktinėm, manau, bus šiek tiek sunkiau kovoti su NHL žvaigždėm. Aš manyčiau, olimpinės žaidynės visiškai nepasikeitė. Lygiai tą patį jausmą, ką mačiau išgyveno Saulius su Alison būtent šių žaidynių atidaryme. Koks buvo jausmas, galbūt daugiau žiniasklaida ir daugiau yra jie pristatomi, būtent gal mūsų tais laikais, kad ir 2006 metais, būtent kai aš turėjau galimybę tą vėliavą nešti, jausmą, lygiai tą patį išgyvenau, ką jie dabar garsiai pasakė, tai galbūt manęs mažai kas klausė apie tą jausmą, bet tai yra, nenusakoma. Ir tą, ką jūs girdėjot ir girdit, ką dabar kalbėjo apie vėliavos nešimą Saulius su Alison, tai aš lygiai tą patį jausmą esu patyrusi, tik galbūt garsiai nesu išsireiškusi. Tai yra nepakartojama, tai yra, manyčiau, kad to žaidynės atidarimai, uždarimai, jie tikrai nieko nepasikeitė yra. Labai tikimės, nes 2024-aisiais vykęs Europos čempionatas čia Lietuvoje Kaune buvo begalinis postūmis, turėjom labai didelę bangą vaikų, paauglių, suaugusių, kurie tiesiog norėjo išmokti čiuožti. Tai suveikė labai teigiamai, tai tikimės, kad kiekvienas toks renginys paskatins, nes labai trūksta mums tų, ne tik kiek trūksta norinčių turim, bet iš tikrųjų dar ir sąlygų trūksta, tai mes dar norim ir iš aukščiau, iš valdžios atkreipti dėmesį, kad suteiktų mums tų sąlygų, ledo arenų ir galimybių tiesiog treniruotis. Lietuvos, aš rektoriai, ką tik sakiau gražius žodžius, ta prasme, jeigu rektorė sau leidžia išsėdėti tokioj diskusijoje 2 valandas, čia vienas iš svarbiausių dalykų, tai tas jau pasako, kad jeigu rektorės požiūris yra toks į sportą, tai aš manau, kad tai yra fantastinis dalykas ir kad Lietuvos sporto universitetas klestės, todėl kad viskas prasideda nuo vadovų ir vadovo meilė ir išbuvimas kartu. Aš esu sužavėta, pavyzdžiui, retai kur tai būna, kad leidžia tokioj mažoj diskusijoje, ta prasme, dėliai, tai reiškia labai myli sportą ir manau, kad sporto universitetui labai graži ateitis yra. Taip, jau kelis kartus mes jau buvom šalia elito, kai sakoma, per žingsnelį. Tai 2006 metais čempionatas buvo 2 vietą, užėmėm savo grupėje, būtume 1 užėmę, būtume į elitą išėję.
Po to Slovenijoje prieš 3 metus taip pat per žingsnį buvom nuo elito. Prieš 2 metus iškritom iš 1A diviziono 1B, bet dabar vėl grįžom ir matome, kad mūsų priešininkai bus prancūzai, taip, kurie olimpiadai dabar žaidžia, Kazakstanas, taip, su giliom tradicijom, tie patys Lenkai, kurie neseniai žaidė elite, ir Ukraina, kuri šiai dienai rodo labai gerą ledo ritulį, užsiauginę jauną, gerą, stiprią kartą, kurie pretenduoja taip pat išeiti į elitą. Tai mano nuomonė, kad mums dar šiek tiek reikia palaukti, nes turim neblogą jaunų žaidėjų kartą, kurią reikia jiem užaugti, sustiprėti. Ir manau, po kokių 3-4 metų vėl atsiras šansai bandyti iškopti elitinę grupę. Ne, tai be jokios abejonės, aš manau tik tiek, kad šiuo paskutiniu metu aš nedirbam visą laiką mokslas be abejo, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kaip aš ir minėjau savo diskusijoje, kad tikrina, kaip ir tais laikais būdavo, kad ta sveikatos patikra būdavo kokia ir taip toliau, tai be jokios abejonės, viskas turi būti harmonija, kartu viskas.